Labą rytą. Tarptautinis Kauno oro uostas. 4 valanda ryto. Praeita saugumo patikra. Prisėdau Šengeno erdvėje. Pačiam dar teks praeiti pasų kontrolę, nes šalis, į kurią keliauju, nėra Šengeno erdvė. Tai šiandieną skrendu į Kiprą. Kipre nebuvau nuo 24 metų, 25 neteko lankytis, šiais metais dar irgi. Tai visada mane mielai priimdavo mano draugas Tomas Kriščiūnas. Tai dabar taip pat judu pas jį. Ir kaip žinia, operatoriai EU labai dirba ties to, kad turėtų reikalų per visą pasaulį. Tai judėkime. Tai va, šiuo metu jau esu skrydžių už Šengeno ribų zonoje. Praėjau pasų kontrolę. Mūsų pasieniečiai šaunuoliai rūpinasi, kad bet kas bet kur neskraidytų, nejudėtų. Tai patikrino vyrai asmens tapatybės kortelę. O beje, ko norėjau pasidalinti, tenai prisimenu, kad buvo tikrai galimybė nusipirkti kofeino kavos. Bet sėdėjau ir išinėjau video ir nemačiau. Pasirodo, už kampo dabar taip gavosi, kad aš nedaėjau truputuką ir ten visiškai už kampo. Judėjimo nesimato ir tuo aparatu iš tolo nesimato. Žodžiu, skanios kavos su pienu rytui. O skrydis truks apie 3 valandas 50 minučių daugmaž. Tai pabandysime pamiegoti, nes šiandieną kaip ir nemiegojau, praktiškai visai dieną nusnūdau, o vakariau nebeužmigau, nes praktiškai 1 valandą reikėjo keltis ir pradėti judėti. Tai dabar jau lauksime laipinimo ir skrydžio pradžios. Na štai, aš jau saulėtame Pafose išsitraukiau akinius, nefilmavau nieko oro uoste, nes 24 metais, kai filmavau vieną iš savo videoblogo serijų, būtent oro uoste, ten užmatė duty free dirbančios mergaitės, žodžiu, pranešė, bet aš spėjau viską pasidaryti, tai jie atbėgo, aš jau nebefilmavau ir jie nieko iš manęs nebenorėjo, bet kadangi į Kiprą buvo atskridę, tai dabar yra sustiprinta oro gynyba, sustiprinta vėlgi, sustiprintas saugumas, tai žinant, kaip jie jautriai reaguos, tai tiesiog net netraukiau kamerų šalia oro uosto. Vėliau mačiau ir tą prieš lėktuvinę, prieš raketinę gynybą jų išstatyta tikrai yra, tai tikriausiai Pafosas yra apskritai kaip niekad saugus. O aš einu nuostabią krantinę, Pafoso krantinę. Dabar eisiu iš karto atsigerti kavos. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, videoblogas atima labai nemažai laiko. Ir aš jau norėjau kažkaip tai viską paprastinti, bet ką aš pamačiau, mes pradėjom naudoti Insta360 ir jeigu jos nebūtume naudoję, tai 100% tikrai nieko nebūčiau aš įrašęs, nes tikrai tam nebūtų laiko. Bet garso kokybė man vietomis nepatinka, nes Giedrius, kuris ir montuodavo visų kelionių video, tai labai daug dirbdavo ir prie audio, nors tas garsas nėra blogas, bet iš tikrųjų norisi geresnio, daug geresnio garso ir šiandien testuoju tokią sistemą, praizgiau vėl laidais, pajungiau raudą mikrofonus ir natūralu, kad garsas bus geresnis, bet tokie pasiruošimai jie užtrunka, turi susijungti, įsitikinti, skirti laiko, tai pažiūrėsim, kaip čionai seksis su tokiais setupais, bet tikriausiai norėtųsi tęsti po truputuką. Suprantu, kad
jeigu nori greitai ir aukštai kilti, tikrai reikia kažkokių tai nesąmonių. Tai tikriausiai geriausiai visus kabina ir čia aš netgi galėčiau pasiginčyti, kai sako čionai išprusimas. Neišprusime reikalas, žmonės pavargsta, žmonės nori lengvo turinio, atpalaiduojančio turinio ir visi mes kažkur tai vaikai viduje esame. Tai kartais ta situacija kažkiek juokinga, kad ir kaip jinai jau čia būtų, kad ir kaip čia būtų mums rimtiem nerimta juoktis, bet mes pasižiūrim, nusišypsom. Tai ta kryptis man yra aiški, bet ta kryptimi aš tikrai neplanuoju eiti, tai vis tiek tai bus daugiau apie operatorių EU kasdienybę. Beje, kas įdomesnio, tai turėsime pirmą tiesioginę transliaciją iš Kipro. Dar niekada neteko daryti iš Kipro. Tai kaip ir minėjau, operatoriai EU labai eina į pasaulį. Bando išeiti, tikrai nėra lengva, kas galvoja, kad čia viskas greit daros, ne velnio. Niekas čia greitai nesidaro ir nesidarys. Bet su tokia patirtim, su tokiu įdirbiu, su tokiom žiniom, su tokiom galimybėm, tai aš tikiu 200%, kad mes ištempsim labai daugą ir sugebėsime įrodyti net ir didžiausiam konservatoriam, kad su mumis dirbti verta. Tai su tokia optimizmo gaida keliauju į kavinę.